Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Adomas ir šiandien filmuoju naują Farming Simulator 2017 epizodą. Tai va, šiandien epizodė ką veiksim, tai išvešim grūdų, manau, šiek tiek. Arba dar kažką veiksim. Atvažiuoju vižnį savo šitą daiktą. Kombainas stovi. Aš nežinau, ar aš tam viduriu. Tai vat, uždėjau tą lauką į šerę. Uždėjau šitą art. Nukultivuotą art. O šitą jau beveik gesėt. Labiau gesėja šilų bus laukas. Daugiau pusė. Tai vat, aš norėčiau išvesti šilų šiek tiek biškį grūdų. Noriu išvesti biškį grūdų. Ai, dar prieš tai noriu vieną dalyką, kurio man reikia. Yra šitas puikus daiktas. Kuris reikalingas. Čia tik padėsiu. Kad nusiplauti savo įrangą, kadangi maišė savo purviną pakankamai. Ką pastovim? Klausim, dar paskui neprims miestę purviną. Švaros švarodėlis ir galim išvykti. Kažko tai išvežti, nes turim vyrati sandėlį kažkokį. Ne per daugiausiai, bet yra. Ačiū užteks. Gerai, tai išvešim rytą, gal kad apalius. Turim nemažai sunflower. Išvesti šitą. Aš žinau, kad jos gerai moka. Žiūrim ten, tai ir va. Ir kur man uždė geriausiai. Saulėgrąžos gerai eina. Ne, žinau, kur jis. Dar biškį pakeliauti. Ne. Ai, visi laukai. Lauką, manau, dar greitų energijos per iš tų trijų tikrai užteks. Smagiukas turiu gan tokį didoki. Špienius vienus. Šitą mažiuką tai čia jisai čia ir nukulti ir skris greitai, bet kiek didelis ir ilgai užtruks. Nu, jie nedideli, bet technika nelabai turi. Kiem pavyzdžiui daugam kaip 26 ir 20. Ai. Nu, kažką tai čia kartais išmeta ten prie pinigų kažkokių tai kažką parašo. Tai kartais, ne, šiaip tai kartais lieka kažką pinigų. Ten parašo, kad ne pinigų šiai dėkite. Bent jau. Aš niekur nepravažiavau. Ten lygiai centrai. Kiek reikės pabandyti gal tiesiog nuvežti į tą vietą, kur traukinį gali paimti viską tik aš gaudysiu kur... Ai, aš noriu tik netoli. Gal pabandyti traukinio? Ne. Nenoriu. Gal ką nors pabandysiu. Tikrai, tada man reikėtų... Čia reikės čia kažkas sukurti. Ai, žinau, žinau, nematau. Nematau čia sakim. Čia paradybą kažkokiu dalykas, lygiai vidury. Čia kur plaukas tikriausiai. Da, nu pavyzdžiui. Čia tikriausiai. Kiek aš įsidėtų pavyzdžiui? Aš dėl to, aš turiu nerašą.
Ai, čia gal... Ai, aš turiu tokias... čia kiekvieną kartą parašys. Gal aš irgi man. Čia pasakyti. Nes turiu dvi, tai viena ferma. Ai, viena dar prie fermų. Prie laukų dar nėra. Ai, vietos. Viena tenta. Ir šėlas, kad nupriekno. Vis neprantu, kad reikia monster raidų. Gerai, davai vers. Daryk. Tiesiog ką aš dabar norėčiau dar padaryti, tai, na, aš vieną dalyką gerą. Pasikydant dainą priekabą kažkurią tai. Nes, nu, šita pakankamai maža. Man čia sunku yra, sunku. Ir man labai nemanevringa. Labai nemanevringa. Man labai patinka tokios. Galvočiau šitą, bet, nu, pasimsiu šitą, ne šitą manevringą. Jei būtų tik manevringa, bet žymiai geresnė. Tiesiog labiau pravers fermą. Negu šitą. Šitą taip jau gyvūnų grūdų biškinio. Maišyti. Nelabai mėgti. Ypatingai, jei reikėtų bandžioti dabar, tai aš išgi nemančiau. Man patinka, kai yra nesisuka priekį. Ir aš daug norėčiau kabinti. Reikėtų susikabinti dvi, jeigu prie tos kabinos. Tai šitą reikėtų kabinti, nes kaip sakiau, manevruoti kas nemoka. Nu, turėtų kabintis. Nes aš šitą iš karto visada galiu normaliai manevruoti. Tai reikia pataikyti. Reikia ten atakai traukia biškį sunkiau. O šitą priekabą taip įdomu protą priekabą. Yra... Peržinau. Žodžiu. Aišku, šitą priekabą yra sena likus. Kiek žinau, jo, šitą yra gal 20 likus, bet vis tiek gera. Tikriausiai. Gal čia. Bet tik iš šitos pastebėjau, kadangi aš buvau pabandęs paprastą džiavą prikabinti prie pikapo, tavo šitą va, mažą telefoną ir leido prikabinti. Taip galėjai greitai vežti. Tos aš jau neprikabinti dalies. Kadangi jinai aukštesnė žymiai. Tas va, nukrenta ant žemės, šitas va, mos. Tai gali prikabinti. Palauk. Šimą reikia atvažiuoti. Bet reikia stavyti. Ai, gerai gal. Žinau, kad dėl dėja per kuriuos tik nematau. Kad nematau. Kažkur žmogus važiavo. Eismas ar ne? Žinau, kad eismas neomdė dar išjungti, bet kam išjungti eismą? Dar kaip tai snaigiau. Turi ką padaryti. Aš nieko čia padarysiu. Nu, ženklą biškį mušiu. Jeigu tada kažką pabandysiu miškininkystę, nes nelabai su čia bandysiu. Tai žinau, kai yra pardavimas. Tiesiog ėjau tutorialą miškininkystės. Tai vienas dalykas, ką žinau, tiesiog nupjauo medį ir pardavė. Tai gal kažkas dalykas net padariau šiandieną, šitam žaidimui. Aš jau pravažiavau po velniais. Aš net panašu, kad važiuoju. Nes esu toks niekas. Gal nebus tai daug įdomus, bet... Kiek išvesi šitą, tai išveši, kaip išveši. Kaip žinau, čia įpyks šitą. Turis papelį. Ir tą dapėsiu likusias įvėginimus. Tai jeigu aš matau kol kas dabar, nes nebandysiu dar, nes jau reikia kito kederio. Gal su atpelk sudinti.
Aš prieš pradėdamas atsidinti mažu pakeisti rapsų. Pakeisim dar kviečiu. Man labai patinka atsidinti rapsus. Aš čia kiek čia moku tos rapsus? Gal matau, kad čia šiaip kaina geriausiai ir šitų. Saulėgrąžų. Aišku, gal ir gauni iš hektaro žymiai. Nežinau, nebandžiau. Liu, kad rapsų mažai gauni. Nu, bet aišku, jie žymiai vertingesni negu javai. Tai šiaip kažkaip ant 15 rapsai buvo vertingesni. Gal net kartais paplakė 2000 buvo. Ar 500. Nežinau. Gal reikėtų disciplinuoti pelės. Reiktų joms kito kedrio nepirkti. Nu, kas sojabynų? Kažkas iš savęs. Pelės žodžiu, pupos. Pelė. Žirnių. Nu, žirnių čia. Didinsiu. Man šiaip čia atsivalžiu. Jo. Ne mašina atlenkia. Nustumsiu šią. Įdomu, galiu nustumti. Ant 15 lygis leido, žinau, kad atsakyta buvo galima nustumti. Ant 15 lygis buvo padėta, kad neleistų. Čiagi negalima nustumti. Aišku, gal ir gerai čia padarė. Bet tada ryto eidavęs numuštas. Važiavau šiaip mašinas irgi nuskrendu. Čia kalniukai biškis sunkiau traukia, kai daug priekabų. Bet dabar tie priekabų bus kaip tik reikia. Gal galėsim galvoti apie naują traktorių. Ką čia susidėti gerą padarys. Na, aišku, šie traktoriai 3, jie bent iš tikėsi yra virš 100 kW, jie tikrai gan galingi. Mašiai, ką dabar ruošiam tik gal kultivatorių, mažiuką, bet apie tokio didesnio pakeliamo. Aš žodžiu pakeliamo, nu, nekabinamo, žodžiu pakabinamo, netempiamo. Yra 1,6 metrų, bet jam reikia tokį ilgesnį. Tektų užteks. Ir žiūrim, kiek gausim. Turėčiau gauti, nu, vėl kabinu. Aš mačiau, ką visai normaliai. Bent jau iš šitų pelių. Ir gavom 100 000 už priekabą. Wow. Čia... Aš kažką dirbu. Turim 10 000. Ką? Nu, turim 10 000 beveik. Nueisiu biškį parduotuvę, pasižiūrėsiu į traktorius. Kokia jų kaina. Šiaip fainas New Hollandas. Įdomu, kokį pasigalim dėti maksimalų galingumą. Manašiai. Ne, gal tokio nepirksiu. Šitas Massey Ferguson visai fainas. Čia visai nemažai kilovatų. Zetor. Nu, man atrodo tas pats mano šitas. Negalima keisti. Tas mano Fendasai patinka. Galbūt vienas variantų būtų. Valtra šitą irgi visai faina. Tai galima su gan galingų variklių. Galima pakeisti spalvas. Šiaip man labiausiai atrodo patinkantis traktorius tai yra šitas Massey Fergusonas ir šitas Fendas. Jeigu tikrai pirksiu, ką nors atitinkas man žiauriai patinka, žiauriai gražus ir geras. Kadangi nėrdžiant dirbti daugiau nelabai čia ką ir pasakysiu, kad nors patinka į traktorių, būtent dirbti. Tada man šitas iš šito laukų ir žemės, nes čia keliai yra bet žemė. Kaip aš jau toks į laukas, 25 toks ilgas. Jis kainuoja... Atrodo, kad aš lauką užėjau, bet vis tiek.
Jo. Panašu, kad išvažiavimas arba tenka darbą ir nieko. Nežinau, gal tiesiog dažus iki fermos, jeigu dar daspausins traktorius. Iš kadro, manau, išvalysi tą sandėlį biškį. Nu, gal kažką paliksiu, gal viską išvalysiu. Ten sodai kažką, gal kursim, gal dar kažką. Ai, nubėgsiu, pažiūrėsiu, kas čia daros. Išsibaigė kultivuoti ir jam darbas šiandien baigtas, nes... Kultivatoriai bent jau baigtas, praktiškai gal reikės pavažinėti, išvažinėti. Nupuolam, senas, fainas nupuolantas. Tai reikėtų man šitų nors pasižiūrėti. Ir noriu pakeisti. Kaip reikia pakeisti sėklą? Tai į. Sėklas į savo pupelės. Tai pasėsiu savo pupelės. Paprasti kedrai ilgis turi leisti. Nu, papelės. Aš nežinau, kaip jos vadinasi. Pasėsiu iš savo lauką. Arba tą gal mažiau. Pabandysiu mažiau, aš tada kas padaksiu. Taip, šiek tiek stovi. Vadėlį skaičiu ir pabandysiu pasakyti. Aš ant traktorius dar kol kas nepalisės. Na, o tu važiuojam tave išmaudysim. Tai tiesiog iš kombainas lyg ir nepurvinas man. Pulimas nėra purvinas darbas. O ženkliukas atpūdingas. Spauna. Kartą panas laikraščius. Čia susą neblogai atrodo. Įsigalimų arba to yra lyg skalnierkis 100 kW. Ar yra? Man nėra, bet normaliai. Tikrai gan galimų saklių būna. Tai vat, manau, kad šiandien video bus kaip ir tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Laikinkit, komentuokit, prenumeruokit. Ir davai.